Čia toks, žinai, kaip... Sveiki. Labadiena. Kaip nemalonu. Labas vakaras. Šį vakar laidoje. Kur truputėlį ir bijai, ir nori, ir bijai. Tai aš tai pasakyčiau tiesiai. Tiesiog bandom, žiūrim, kas bus. Tai galit sakyti, kaip norit. Jau matėt vinjetę, pavadinimas arba kaip seksas, arba kaip sekas, arba kaip sekas seksas. Dar ir taip galėtų būti, ar ne? Tai mes esam 3 žmonės studijoje. Čia yra Laurina. Labas, Laurina. Labas, Laurina. Jeigu reikėtų vienu sakiniu save apibūdinti, kas tu esi ir ką tu veiki gyvenime. Oho, čia taip, netgi pradedam iš vieną karto. sakinį, jo. Nu, Kaip realybė šou kitas, prisistatyk, va, taip iš autobusiuko ir dabar. Sveiki, aš Laurina, esu šmaikšti mergaitė iš Panevėžio. Labai gerai. O mes kaip čiūvai tam busiukė. Iškelinto narvelę. Kem 6 buvo. Dabar jau nuo savam name. Kaip ten sako Panevėžiečiai, aš žinau 2 posakius apie Panevėžį. Tai aš kol kažkada dar turėjau darbą ir kur reikėdavo sukurti kažką. Ir jeigu jau visai neateina mintis, mes su kolegom sakydom, reikia važiuoti į Panevėžį, gal kažkaus į galvą, žinai. O kitas, žinau, yra tas toks, kur sakydavo, tai buvo išyk prie narvelę su lesim. Nu, čia su šavimu tai tokie crazy 90-ieji, žinai, jau tie laikai jau praėjo. Senovė jau praeitis, ne? Dabar labiau čia burėkai dar Klausyk, likę. tu esi maisto influencerė, galima taip tave įvardinti? Nu jo, tipo, galima tai pavadinti, jeigu Geras. tai jau čia. Tom pachmo kažkaip, ar ne? Jo, kažkaip Maistas pagavos, ant pachmo. kad... Tai reiškia, kad tu dažnai ragauji, ar kartais ten būna fake pachmas. Va šito... Fake taksi, fake pachmas. Ar fake pakmas būna, negaliu atskleisti, bet, nu, būna, vat, savaitgalį, vat, kažką šampano taurę pakelį ar kažką ir tenka, vat, kitą dieną atsikeli galvą, skauda valgyti nori. Tai vat, man laidėlė į tą pusę, va, kai galva tau skauda negera, ką pavalgyti. Tada supranti, kiek galima į tos kiniečius eiti, yra ne tik kiniečiai, ne? Jo, ne tik burgeris ir pizza yra galima ir kažką Puikiai. kito. Gerai, važiuojam toliau. Senas radio vilkas, televizijos taip pat, podcasteris, visat jaunas, visat su akiniais. spalvotais marškiniais ir akiniais. Saulius Žvirgždas. Labas vakaras, draugai, padarykit triukšmo. Jo, iš tikrųjų, šitas podcastas jaučiasi taip, kaip aš 16, be ateities. Nežino, kas bus toliau. Žino dieną į priekį. Pirma serija ir jau žlugęs beveik. Man atrodo, tai čia toks, kol kas, žinau, pilotas, demo versija, pirmas podcastas, mes labai tikim, kad šitas vaikas užaugs ir bus įdomus mūsų žiūrovams, dėl to mes atiduosim visą širdį šiame podcast'e. Apie Like, seksą share, reikia kalbėti subscribe. ir reikia nebijot kalbėti. Va būtent, be jokio, ar tu darai tai, tipo, nu žinai, kai net sekso. Ne, nedarau. Jo, Oi, aš tai niekada. niekada, oi, ne. Niekada. Jo, mes dėl to Tik Lauriną tamsoj pakvietėm. po kaldra. Mes darėm atranką ir ieškom merginos, kuri niekada to nedaro. Bet apie tai mėgsta kalbėti. Aš tik noriu sužinoti, aš labai, va, taip. Jo. Šiaip ieškom svajonių moters, kuri mėgtų valgyti ir seksą. Daug scrollinam Instagrame, pamatėm tave. Niekas nesakė apie seksą, čia kad mėgstu, Va, bet būtent. matau, išvadas darot apie moterį atitinkamas iš karto, ne? Mes pažiūrėjom ir taip Visiškai. nusprendėm. Atleisk už įžulumą, mes netašyti seniai, tu mus tikrai galėsi pamokyti. O šio podcast'o tikslas yra pakalbėti apie seksą vasarą. Tokia tema, ir ne, mes Pirmam, apsibrėžėm, lengvai. galvojom, jo, vasarą išeina, tai apie vasarinį seksą visai kaip ir pašnekėkime. Aš turiu dainelę va tokią. O aš svajoju apie seksą pairį. O aš svajoju apie tavo karštą kūną. Kaip Buvo bičias prieš tas. vasarą ar prieš 2 vasaras ten visiška bomba šitas Bičelis gabalas. toks postambis, neatsimenu. vardą, Ir bet- Palangoj ten, man atrodo, kažkur pajūry klipas Tas yra. klipas Su pilvu ten buvo, ten, toksai. man atrodo, Demiko tą klipą taip dekonstravo, nes ten su bananais. Jo, ten toks žiaurus, Moteris, ten tikrai buvo. Pasižiūrėkit, seksas pajūry, taip ir vadinasi. Jo. Labai gerai važiavam. Tikiuosi, mūsų podcastas nebus nieko panašaus į tą klipą. Jo, pažiūrėsim. Bet reklaminio klipo reikės, tai gal bus inspiracija. Kad būtų lengva nuo kažko atsispirt ir kad galėtumėm kažkaip įvažiuoti, mes turim studijoje galvą, vėl apie kurioje mane? vien tik seksas. Ai, ne apie mane dabar. Jo, Taip. geltona galva, o jos viduje yra vien tik seksas. Mes dabar ten trauksim po Net vieną lapelį nepasieksim. ir ten yra tokios, sakykime, smulkios potėmis apie seksą vasarą. Ištraukiam, perskaitom ir pasisakom, ką apie tai galvojam. Taisyklės tokios, mes kiekvienas po 5 temas ir skirtingus topikus apie seksą vasarą įrašėm, įmetėm, išmaišėm, dabar trauksim ir skaitysim. Gali būti, kad kartosis mesim iš šono. Ar Važiuojam. galim pradėti? Laurina, tu pirma. Ne, nu, aišku, klasika.
Pabandyk. Gerai. Gintas taip Atsakysim, gražiai tai visi, pristatė. žinai. Nu, pažiūrėk, galvoja vien tik seksas. Super, Gerai. kūrybiškai pažiūrėtai tai. O, matau, kad mano rašytas. A ne? Nu, kodėl tokia nesąmonė užrašiau? Seksas parke arba miške. Seksas parke arba miške. arba Tipo, ką miške apie tai vasarą. galvojame? Nu jo, kažkur gamtoj. Greičiausiai tai yra visiškai vasarinis dalykas, nes vasarą mes turime Žiemą mažiau sunkiau gubų, ne? biškutį. Ir aš galiu pasakyti, kad aš esu bandęs ir ten, ir ten. Ir parke, ir miške. Ir parke, ir miške. Jezus, Čia Christ, ar tai patyręs, Vilniuje jo. vyko. Miške ne Vilniuje. Parke. Parke Vilniuje. Bet tas neėmė jokia parke? Šiek tiek. Vingio parke ėmė, tik tai. Bet tai jau buvo vėlyva labai naktis arba labai ankstyvas rytas. Aš nežinau, kaip vadinasi tas parkas. Aš galiu išduoti. Aš žinau, kaip vadinasi ta laida, kurioje buvo Gintas, tai ir Farai laida. Vingio parkas, 22 val. Nakties. Žinai, kur tai vyko? Tai vyko prie... ten yra toks nedidelis parkelis Žvėryno gale. Koks ten galėtų būti parkiukas, kur taip užsisuka kelias ir tu Infekcinė ligoninė, kur buvo. Tiltų, žodžiu, žodžiu. Užkrečiamų ligų. Užkrečiamų labai seniai, šiaip tikrai labai stipriai seniai, bet tai buvo vasaros metu. Geras. Paryčiais, Po kaip supratau. vakarėlio, einant link namų, kažkaip buvo užsukta į tą parkelį ir atsitiko, kaip atsitiko. Nežinau, ar ten kažkas labai wow. Bet toks tada, žinai, tada kolekcionavai nesąmonės, žinai, toks, tipo, šiaip gal aš toks, sakyčiau, būčiau visai linkęs kolekcionuoti nesąmonės sekso srityje. Tipo, pabandyti. Čia galėtų būti lapelis, ar ne, kur tai va čia Gintas turėtų ką buvo, papasakoti. tipo, o miške, miške yra tekę pabandyti irgi staptelt važiuojant pro šalį, tai nežinau, kažkaip, aš pasakysiu tiesiai, nei ten nebuvo patogu. Nepaliko įspūdžio. O miške, jeigu miške automobilė skaitosi, kad miške, ar ne? Nu jo, čia kombinuotas, gal labiau sakyčiau. Kombo toks, ne? Taip, vis tiek tai... Aš irgi va į tą klausimą. Į tą, ne? Tai šitas buvo, jo, miške aš esu daręs tai, reikia sakyti, negaliu sakyti žodžiu, seksas tai. Tai. Ir pasakiau didįjį O. Žinai, ta banalybė iš žurnalo panelė Vaivos puslapio raudonoje. Tu pasiekiai didįjį O, o kas buvo su taim, ar pasiekė ar nelabai? Nelabai domino tada man. Egoistas. Tai miške automobilė. Miške automobilė, tai va toks kombos, parke ne. Aš galvoju, jeigu aš būčiau ispanas ir gyvenčiau Barcelonoje, ten Park Güell ar kaip didžiuliai parkai, žmonės miega, ne tik bomžai. Normalų žmonės irgi snaudžia ant lagaminų, nes šilta, žulytė nupjauta, tai ten, man atrodo, tikrai būtų įmanoma. Vilniui, nežinau, Vingio parke, gal kažkur kažkaip naktį. Įsiveskime, nežinau, 5-balę sistemą. Pavyzdžiui, aš parke ir miške rašau 3 iš 5. Kad galėtumėm kiekvieną klausimą apibendrinti. Sauliau, tu kiek? Klausimą man įvertinti siūlai. Įvertinti situaciją gal labiau. Tai, gerai, seksą miške, kiek duodi? Kiek balų duodi? Tam, jo. Jo, sutikčiau, 3 iš 5, žinok, max 3. O tai, Laurina, tavo patirtis yra tekę parke arba Jo, miške, tai vat panaši patirtis kaip kolegai, tai, 3... Čia jau kolegos. Oficiali žinių laida. Taip, kolega, teskite. Kolega iš kairės panašią situaciją turėjo, tai, bet aš duočiau gal net 2,5, nes, buvo poprašy, labai nepatogu, ten tą mašiną bandėm kažką, ne, gan didžiulė dar mašina buvo, bet bandėm ten skleis, daryti, po to man kaulus visus labai skaudėjo, tai... O kaip vilkikas įvažiavo, sakykime, miške? Ir dar beje vienas dalykas, aš nežinau, man kai teko būti miške, tada tą vieną kartą ar ten porą, nežinau kiek tiksliai. Kiek vienas ar porą, ar čia daugiau? A ir B... Rupūžė, uodų daug. Jo, aš. Taip, va dėl to mašina turbūt yra atsakymas toks. Ir tau į mėnulį, žinai, kai kanda į bandelės. O jeigu dar kažkur eilės. Gerai, tai ką, uždarom klausimą. Nelabai, manau, 3 iš 5. Nėra ką daug papasakot, nedidelės turbūt patirtis, bet jo, nežinau, įdomu, ką žiūrovai. Kartą pabandęs daugiau taip jau. Gal yra tokių, žinai, miškinių. Aš tik miške. Jeigu žmonės miške gyvena, kaip svaras, pavyzdžiui, kažkur tai ką žmogui? Realiai jo kieme yra miške, žinai, iš karto. Gerai, kreipkime į geltoną galvą, ką ten dar turim. Pažiūrėsim to, ištraukim šitą protingą susimaščius baisiausiai. Traukime lapelį ir žiūrim, kas tam parašyta. Aš jums, kolegė, oponentė, mano reiškia, iš dešinės perduosiu. Kolegė. Taip, ir čia yra toksai topikas ir klausimas. Mylintis paplūdimyje, net ir ant pledo,
merginai, citata, gali tenais pribirėti smėlio. Kaip jai kalbėti, tai pabandyti. Vau, koks įsamus. Yra taip, kad, merginos sako, ne, žinok, ant smėlio, ne, nes ten dar pribirės yra, nežinau, kažkokios gal skrusdelytės, bakterijos, šis smėlis, Jėzau, tai ant plėdo, ne, tai vis tiek vėjas pučia. Tai ką aš turiu prisipažinti šitam podcast'e, kad aš esu bandęs kelis kartus įkalbėti ir man nepavyko. Nepavyko? Bet gal nepavyko labiau dėl to, kad tai per daug vieša vieta? Tiesiog, tai žinai, galima, sakau, vakare kažkur ten, tai tipo nežinai. Tai realiai aš neturiu savo krepšelį iš tos patirties, įsivaizduojat? Tu neturi ant smėlio, pleže, ant smėlio, neturiu. Aš pasakysiu. Nesu patyręs sekso paplūdimį ant smėlio. Irgi atvirai, tikriausiai neįkalbino manęs, irgi niekas kažkaip, buvo tavo tipinė boba, kur nenori, aš ant to smėlio prilės, žinai. Ne, bet nebuvo ir tokios situacijos, žinai, kur sakyčiau, kad, okei, varom. Bet, nevilioja. Jau kaip, pavyzdžiui, nueini su sportbačiai, žinai, į paplūdimį ir tau prilenda į kojas to smėlio, tai pagalvok, čia dar tokios intimesnės vietos ir dar blogiau. Man, pažiūrėjau, ir nieko baisiau, kai nueini paplūdimį ir visur yra to smėlio ir, pavyzdžiui, jeigu tu esi nusinešęs kokį, tarkim, sumušteką arba kažką ir ten kažkur tarsi smėlis tarp dantų esate atsikandę kažką su smėliu. Kam nėra buvę? Net dabar taip suka visą, žinai, kur yra. Dar savaitę byra iš kuprinės. Tai šiaip aš galvoju, kad čia mes kalbam konkrečiai apie seksą paplūdimį. Jis labai gražiai atrodo filmuose, romantiniuose arba porno filmuose. Jis gražiai atrodo, jis romantiškai įdomu, kokį tu ten porno žiūri, kad ten su smėliu susiję. Nes tipo atostogos ir visa kita, bet realybėj jis matyt nėra patrauklus daiktas. Tai va, aš užrašiau šitą klausimą galvodamas, kad visos merginos taip mano ir Laurina dar viena yra mergina, kuri patvirtina šitą teoriją. Tiesiog nepraktiškas, labai nepraktiškas. Jau tada gal geriau. Higiena net baido, higienos trūkumas kažkoks. Ne higiena, bet tiesiog tas smėlis tavyje, taip, nemalonu, aš įsivaizduoju, tikrai nemalonu. Jau geriau tada gal mašinoj toj miške, žinai, bet jau, žinai, bent švariau kažkaip. Tai nuo ko pradėt gintai? Gal pasiūlyt, reiškia, damai šitam žaidimo aikštelį ant smėliuko, kur vaikai žaidžia. Ten bent soliukas. Pradėkim ten bent, žinai, pareičiais kažkada, jo. Bet šiaip aš manau, kad bent vieną kartą reikėtų pabandyti. Pasimti kažkokį dvigubą pledą. Tu ne man sakyk, mano buvusioms. Nes čia tipo yra pajūrys, žinai, ten mėnesiena, kopos, vėjas, laisvė, gamta, bent tą čekiuką užsidėt, čeką, žinai, tipo. Ar tu tikras, kad tu nebuvai ten vienas tada paplūdimyje? Ne, nebuvau vienas, ten viskas gerai buvo. Geras. Žodžiu, aš į višlistą šitą įdėčiau. Žiūrėkit, mes turim dar pusę vasaros, kas nebandėt, pabandykit. Nėra čia ką daugiau kalbėti. Nėra spaudimo, bet kas nebandė, pabandykit. Kaip tu galvoji, Laurina, kas įkalbėtų merginą? Koks argumentas įkalbėtų tai padaryti? Maldyvai, žinai, kokie, Jau ant Maldyvų smėlio. Ten kitoks smėliukas. Ne toks rupus, tenai fainiau, žinai. O tas baltas jo nepasto visai, ne? Nes ant Maldyvos visai kitoks. Tai brangusis sužadėtinį, jeigu žiūri, tai Jeigu žiūri, jo. Jeigu nori sekso paplūdimį, tai booking kelionė. Ir dabar, žinai, minimum Maldyvai. Ir dabar visos moterys šitą vietą atsuks savo vyrams, kurie sakė, brangioji, gal šią vasarą būtų faina prie jūros. Va, Maldyvai. Biudžetas, 3000 kažkur, 2,5 gali susispausti, taip žmogui. Bet vieną kartą gyvenam, ką negali į Maldyvus vieną kartą nusivežti. Dabar vyrai, kurie žiūri šitą podcastą iš savo to višlisto išbraukia seksas paplūdimį. Ką jūs galvojate, seksas pajūry, kaip Palangoj ten ant to smėlio? Ne, reikia romantikos. O jeigu pabandytumėm surasti sekso Maldyvose Temu arba AliExpress versiją, žvirgždo karjerė. Aš manau, kad čia yra čia išsikalnėjimas. Nemyli tu jo, matyti. Čia sužadėtinis, ar ne? Tavo. Taip. Tai nemyli, jeigu tokie reikalavimai, žinai. Jo, aš ir dabar turėsiu pasirodyti. Ne, gerai, kai kažkur atostogose, žinai, nenori Lietuvoje tenai, ką žinau,
Palangoje Nidoje. Ko bloga, pavyzdžiui, kokie nors, pavyzdžiui, Na jau čia nepradedam, gerai? Neįkalbinėk. Reikia romantikos, viskas, kad taip tobula, tiesiog tas vėjukas taip pūstuva, taip. Ten viskas yra, Neringoje Ai, viskas yra. šalta, Palangoje. Aš gal geriau paieškosiu jo kokiu smėlio laikrodžių išpardavimą. Daužysiu, išpilsiu ant žemės. Smėlis. Salionė. Bus crazy. Gerai, Gerai, kalba. Gintas yra podcast'o direktorius, jis rodo pirštu, bet šį kartą gaus irgi teisę ištraukti iš galvos, kurioje vien seksas lapelį. Kol kas buvo taip, kad Laurina ištraukė savo, aš savo, Gintai, negi savo ištraukė. Užsižymėjom kažkaip. Užsižymėjom. Ne, čia ištraukiau ne savo, tikrai. Ne savo, gerai, kas ten? O, Koks geras. Topiks. Gerai. Seksas karštą vasaros dieną bute be kondiškis. Prakaituot kaip ciūciams ar ieškot kitų būdų. Ką renkatės? Laurina, šiaip kaip tu iš galvoji? tikrųjų, kai laikosi, vat, kaip dabar karščiai, kurie jau išsilaiko 2-3 savaitės, kai perkaista butai ir visa kita, nėra kondicionierius, tai naktį dažniausiai žmonės stengiasi neturėti jokio kontakto vienas su kitu, nes tu jau pats savo esi nemalonus, nekalbant apie dar kažkokį šiltą kūną šalia, ne? Tai ką daryti? Ne, nu čia, žinai, tokių turtuolių bėdo, žinai. Nu, pavyzdžiui, pas mane būtė yra kondiškė salonė, bet nemiegamajam, tai, nu, Tai tenka pereiti salioną vasarą, ne? Logiška. Same here. Pas mus irgi salionė, bet miegamajam nėra. Bet, nu, kažkiek atvesina, bet... Minimaliai. Jo, bet aš esu buvęs, reiškia, nu kaip, lankęsis bute pas savo, tada dar būsimą žmoną, svečiuose, ir gyveno tokiam karštam bute. Ten yra, daugiabutis yra pakankamai gal ponojo statybos, bet tai kažkokios storos sienos, kažkas yra tiesiog neįmanoma, nėra jokios skersvė. Langiukai, nežinau, nesuvaikšto vėsi, buvo taip karšta, kad buvo tiesiog neįmanoma. Tai aš tada, aišku, kviesdavau pas save ir šitą į svečius, bet šitas klausimas man kilo dėl to, kad galvoju, blemba, negi žmonės dėl karščio susilaiko, ir turbūt, kad taip. Nu, žiūrint, kiek įsiaudrinęs, gal prieš tai buvo, nežinai, kiek nori. Bet arba jeigu jau 2 mėnesiai nesimylėjai, nu, tai jau tai tada, dzina, žinai... Ne, kaip tik atvirkščiai jau, tipo, nu jau laikas, žinai, Bet jau, sutik, kad ir karšta, jau laikas. Nėra faina, kai tu mylėsi, o tau, nežinau, laša nuo kaktos, ta prasme, tu bėgi kaip iš pirties ir esi, nu... Ne, nu, bet šiaip jeigu geras Visas seksas, šlapias. visada karšta būna ir žiemą, ir vasarą. Nu taip, bet aš tam būtų dar karščiau. Toks susimastė, taip tipo ir Nu, galvoja, taip, "Blemba, jeigu nesu būna." turėjęs prakaito sekso metu, tai ar tai reiškia, kad nesu turėjęs gero? Paprastai aš tiesiog va taip sėdžiu. Sėdi ir laukia. Nu, aš irgi neprakaituoju, nežinai, man tik tai gulėti, nieko nedaryti. Nu tau jo, gulėk ir netrukdyk, žinai, kaip sako. Ta prasme, čia pagal tai, ką aš girdžiu, O Dieve. podcastą apie seksą daro medžių krūva, žinai, kur tipo, pats neėda nieko. Nežiūri nedaro. tokie biški, ne tokie, va, biški paprastesni, va, tu čia toks Būk biški paprastesnis, kaip Katrė sakė. Aš pasakysiu taip, man Nu gerai, tekę tavo nuomonė. atostogauti karštuose tokiuose būtuose, kur tu nuvarai atostogauti ir kur tu tikiesi, kad čia, la. Nu jo, nu kažkaip net nelabai noris tada. Nu toks, tipo, nu kur tu ten, nei prisiliesi, nes tu tu tik išeini iš dušo, tu iš kartais išlapė, žinai. Tik išeini Limpa iš to dušo, odą esi šlapias. ir šitą. Kokia išeitis yra eiti į dušą, tiksliai gal į voniai, ten vėsiau. Gali eiti į vonę, arba gali tiesiog neužsiminėti tuo. Visą vasarą. Kenkia širdžiai, karšta. Per karštą gali spaudimas Ir pakilti, viskas. nieko gero. Arba dabar, žinai, kaip Laurina prieš tai sakė, nori sekso paplūdimi, vežk į Maldyvus. Tai dabar po šito podcast'o bus vyrams, žinai, dar vienas nori sekso vasarą, kondiškiai ir kondiškis nėra, sekso nėra. Gintas prakalbo apie situaciją, kai nėra sekso, apie tai, kad gali užsimti su savimi, tai mes dabar galim pasižiūrėti, kokių dalykų gali rasti romantika.lt ir tai bus toks lengvas prievedimas apie tai, ką daryti, kai karštam bute nesinori nieko daryti su antra pusė. Tu gali surasti kažkokių žaisliukų, kurie paskatins tave Užvestų paprakaituot. Arba tu tiesiog, vat, kaip jūs ir sakėt prieš tai, tiesiog sėdėsi ir viskas bus padaryta už tave. Taip. Pažiūrim. Podcast'e kaip seksas svečiuojasi mūsų partneriai ir draugai romantika.lt, Domas ir Gintarė. Labadiena. Labai Sveiki, gyvi. Tai klausykit, noris paklausti, kaip Palangos verslininkų. Tai kaip ta vasara? Tai Palangos verslininkai skundžiasi dažniausiai. Kažkas jiems vis negerai pasibaigus vasarą. Dabar vasara jau beveik įpusėjo. Kaip jums ta vasara?
Skirtingai nuo palangos verslininkų mes visiškai nesiskundžiame vasarą, pas mūsų vasara ar žiema visada taip pat gerai. Prašiau šiek tiek būna pavasarį ir rudenį, bet vasara yra tokia pati gera kaip ir žiema. Puikiai, reiškia. Prekyba vyksta, viskas gerai. Aš norėjau čia įsiterpti su klausimu, jūs sakėt, pavasarį būna truputėlį prašiau, bet kaip tik visi katinai pradeda dainuoti pavasarį ir šiaip žmonės neramus pavasarį. Ar tai reiškia, kad tada žmonės ieško žmonių ir neieško žaislų? Ar būtų galima tokią išvadą daryti su ta sąlyga, kad čia yra šiek tiek juokelio tame, ar ne? Galbūt jie ir pradeda ieškoti žmonių kažkada tai pavasarį, suranda tos žmonės, po kiek laiko jiems tie žmonės nusibosta ir tada jie nori kažko tai įdomesnio, kažkokių tai prieskonių, kažko paivairinti tą savo žmogų. Ir tada pradėjo lysti į stalčių miegamajam ir pasižiūrėti, ką ten turi. Gal reikia kažką atsinaujinti, pavyzdžiui, ar ne, ar kažkokį naują nusipirkti dalyką. Arba gali būti, kad jau pasibaigęs galiojimas. Arba kaip mano atveju, jis nieko neturi, tik jis dulkės ir raminamieji užmigti. Jo, mes kadangi darom pirmojo epizodo tema yra apie vasarą, kaip žmonės, reiškia, ką veikia vasarą, ką daro vasarą. Mes kai pradėjom kalbėti su romantika.lt, draugai sako, žinokit, turim nuliūdinti, nėra vasarinių arba žieminių arba rudeninių žaislų, jeigu kalbam apie sekso sritį, ar ne? Tai čia gal žiūrėk bus mintis ir gamintojams, kad čia yra vasarai, čia yra, žinai, vasarą šaldantis, žiemą šildantis, pavyzdžiui. Pavyzdžiui. Mes su malonumu parduotume kažką tai jums žiemai, vasarai, pavasariui, vasarai, galime ir tarp sezono parduoti kaip universalias padangas, bet dėja, prekės yra demisezoninės. Viskas, kas tinka vasarą, tinka ir žiemai. Laurina, kaip tu galvoji, iš moteriškos pusės patrauktų dėmesį merginų, nežinau, jeigu atsirastų kažkokių vasariškos spalvos, gėlytės, kažkokie marketinginiai, žinai, pakavimai gražus, o žiemą, žinai, būtų toks baltas, šaltas. Ne, žinai, kaip moteriai svarbiausia, kuo daugiau pirkti. Kuo specifiškesnis dalykas, pavasarinis įmam, tada dar labiau motyvuoja įsigyti. Tai manau, patrauktų, tikrai patrauktų. Puikiai, fainai. Gerai, bet tada mes jau pereikim prie konkretesnių dalykų, nes vis tiek, pavyzdžiui, jeigu kalbam apie vasarą ar ne, kelionių daug, į gamtą, prie jūros, galbūt į užsienį. Kaip Saulius Prūsaitis dainavo, vasara kaitina orą, merginos keliauja į pliažą. Tai va, tai į pliažą gal kažką mažesnio neštis yra patogiau nei didesnio, ar ne? Ir šiuo kartu mes ant šito mūsų jau tokio karšto salelio, aš sakyčiau, mes turim žaislus, kurie yra skirti vyrams ir moterims. Tai gal galim mes juos taip po vieną konkrečiai ir aptart? Drąsiai. Aš sakyčiau, kad pradėkim nuo moterim pirmedimė, kolegė Gintarė. Labai gerai. Tai ką čia turime, Gintarė? Ant stalo mes matome vibruojančius masažuoklius, Magic Wand, kitaip tariant vadinamus. Tai jų visokių dydžių yra. Čia į tos du rožinius žiūrėti ir tą vidurinę, ar ne? Taip. Moterim rožinis tipiškai matau. Dera prie rūbų. Oi, kaip netikėta. Sekso žaislų rinkoje apskritai turbūt vyrauja rožinė spalva moteriams. Nežinau kodėl. Nėra atsakymo, ne? Keisto, berniuką mėlyną turėtų būti, bet juoda kažkodėl. Gerai, tęskim. Šiaip mėlyna arba juoda, taip vyram labiau, jie vis tiek solidesni, pilka dar tamsiai tiesa. Gerai, tai važiuojame Taip, prie tų... pradėkim jo. Tas pirmasis, pavyzdžiui, jis toks primena šiek tiek viduramžių kažkokį ginklą, bet iš esmės, kam jisai skirtas, kad moterį žinom? Bet koks pagrindinis tikslas šito? Tai yra labai universalus žaislas. Iš esmės, su juo galite tiesiog pavargusius raumenis masažuoti pirmoje vietoje. Tam jis ir skirtas. Tam jisai skirtas, taip. Čia rimtai, ar ne? Rimtai, ar aš klystu, kad šiaip pirmieji vibratoriai nuo to atsirado, kad iš pradžių buvo masažuokliai, masažuojantis kažkokie... Pirmieji vibratoriai atsirado kaip vibratoriai. Kaip vibratoriai, Paskui antroji, sakykime, banga buvo skirti kaklų ir pečia, o tada paaiškėjo, kad jie labai puikiai tinka ne tik tam. Supratau. Tai čia... Jis veikia ar čia? Ar Jisai dabar veikia žeminių režimų, jisai šyla. Super. Wow. Aš tokia sėdžiu, čia gal botareikų neįdėjau. Lorina, tu pasakoji, kažką pajusi, sakyk, kas vykstasi. Gerai, tęskite, nutrūkom. Matau, kad bliksim. Nukrypom. Jo, tik tai. Taip, pašnekėjome, kad jisai kaklų ir nugarai, o tada kaip jį naudoti kitiem reikalam. Erogeniniam zonom, klitoriui, speneliam, ausies speneliui, sėklidėm, jeigu vyrui. Fantazijos reikalas. Iš esmės galima daryti viską.
Gerai, Nu, tada einam prie kito. Gerai, pažiūrėkim, kas čia yra. Čia toks, sakyčiau, netgi labai diskretiškas, gali tilpti kišenė kažkur, ne, į rankinuką. Čia praktiškas labai. Vasaros ypač tašelė tokia, ne? Čia tiesa pasakius, jeigu man reikėtų pasakyti, kas tai yra per daiktas ir kam jis yra skirtas, aš iš pat pradžių net nepasakyčiau ir aš manau, kad jis galėtų būti tiesiog ramiausiai padėtas virtuvėje ant spintelės, bet kuriuose namuose ir net neįtartum, kad čia yra sekso žaisliukas, sakykim taip, ar ne? Tai ką mes čia turim? Čia mes turime lygiai tą patį daiktą, kaip ir merginos rankose, Aurinos rankose. Tai yra tiesiog sumažintas daiktas, kurį dar patogiau įsidėti kur nors ir tarkime, į kišenę, į kosmetinę, jeigu keliaujate. Funkcija jo yra lygiai tokia pati. Bet, pavyzdžiui, jo dydis yra tikrai nedidelis. Ar, kaip čia pasakyti, galingumo užtenka? Nu, kaip ir mašinoje būna mažos mašinos su galingais vaikliais. O, prašau, geras atsakymas, duok man pačiupinėti, o tada duosiu Laurinai. Labai gerai. Viską man kažkaip. Tau, nu tu tiesiog leidžiam per rankas, žinai, čia dalinamės. Šitas gal Šitą reikėtų neįjungti, jis yra per galinę studiją. Per galing, o kas atsitiks, pradės vibruoti kėdėjus? kartu su žmogum. Na, atsargiai, panašu į perforatorių. Gerai, judam prie kito. Kitas toks išskirtinė forma ir aš stebiuosi, aišku, nu, kodėl aš nesu matęs gal daug tokių žaislų. Dėl to, kad aš galvoju, kad kai tu tokį pamatai kažkur lagamine ar pa žmogų rankose, nelabai pasakytum, kad čia apskritai yra vibratorius. Kas žino, pasakytų, labai lengvai. Kas žino, be abejo, jeigu dirbi romantikai. Daug kas žino. Bet tie, kas nežino. Kuo jisai labiausiai skiriasi nuo kitų prieš tai dviejų, kuriuos rodėm? Tai jis išskirtinis yra tuo, kad jisai skirtas išskirtinai klitorio stimulacijai. Ir klitorio stimulacija būtent vyksta su juo netiesiogiai. Tai reiškia, kad nėra tiesioginio kontakto, kaip, sakykime, vibruojančio masažuoklio dėka turim turėti tiesioginį kontaktą ir vibraciją pakankamai stipriai stimuliuoja klitorį, kartais, jeigu per stipriai ir iki, sakykime, nejautros tam tikrą prasme. Tai čia tokio dalyko nebus. Iš esmės, kakliukas apglėbia klitorį ir jį oro pulsų pagalba stimuliuoja. Ir stimuliuoja iki giliausių klitorio šaknelių, sakykim taip. Prašau, toks nuotolinis kaip darbas iš namų. Aš turiu klausimą jums kaip profams šitoj vietoj, nes aš apie šitą daikčiuką esu skaitęs įvairiausių komentarų ir girdėjęs įvairiausių atsiliepimų. Ar jūs galėtumėt paliūdinti, nežinau, iš savo klienčio atsiliepimų jo, kad jis yra toks praktiškai 100% suveikiantis kiekvienai moteriai, kurį parduodant gali sakyti, kad 99, kokie procentai, 98. Bet tarp moterų jis yra populiarus, ar ne? Aš to norėjau paklausti, prasme, tikrai mėgstamas. Tai yra naujausias, efektyviausias išradimas, kurį turime šiuo metu. Ir nebūtinai šitos firmos jau dabar gamina keli gamintojai, bet jie veikia vienu iš esmės principų ir visi yra iš esmės labai efektyvūs. Okay. Atsiprašau, kam čia pinigus paduotų šitą tada? Ai, tu iškart perki, ar ne? Mane jau tikina. Negali. Čia beveik paroda pardavimas, tu gali irgi pačiupinėti ir šitą. Negali būti, kad aš būsiu tai iš 2%, kur neveikia, žinai. Geras. Nu, va, tai toks mados kliksmas, ar ne, reiškia? Mados kliksmas 10 metų senumo, bet nieks nieko geresnio kol kas nesugalvojo. O, prašau. Okay. O beje, kas galvoja tokius dalykus? Tai vairūs paprasti žmonės. Paprasti žmonės, kurie šiaip, kaip sukuriami tokie dizainai ir funkcijos? Konkrečiai šitas tipas buvo sukurtas Vokietijoje, kažkokios moterėlėse, neklystu, ar poros, kurie eksperimentavo būtent su vakuumo technologija, pastebėjo, kad veikia neblogai, jų išradėjai yra womanizeris, kurie išpopuliarino, bet dabar jau gamina visi. O, geras. Šiaip įdomus klausimas, ne kas kuria vibratorius, mašinas žinom, žinai, ten dizaineriai kažkur tai. O čia pasirodo, pora, jėga. Galim grįžti prie vasaros žiemos klausimų. Ką jisai daro? Imkit galvutę. Ką dabar daryti? Galvutę. Galvutė yra kūno temperatūros. Užkaito, užšilo. Ir ką? Laurinau sako.
Tik rankose, matot, rankose žmogus tik turi įrankį jau. O ką toliau pasakysime vėliau. Bet žiemą yra gana nesmagus jausmas, jeigu kažką pasimė iš stalčiaus, kas yra kambario temperatūros, prilėti, kol sušyla. O čia viskas būna paruošta. Taip pat ir vyrai jaučiasi, kai moteris šaltom kojom prisiglaudžia irgi. Ja. Ne iškart būna malonu, tada sušyla, viskas būna gerai. Bet technologijos, aš kaip suprantu, šitoj srity irgi, nes, pavyzdžiui, čia yra labai svarbus dalykas, mano galva, ypatingai jeigu kalbėtumėm vasarą, galbūt tai nėra aktualu, nes viskas ten šilta, kambariuose karšta ir per karštą, bet žiemą tai tikrai išsitrauks iš stalčiaus kurį laiką, turbūt noris ten kažkokiam, žinai, šiltam vandenį palaikyti vos ne. O čia jau yra paruošta, tai vadinasi, šitoj srity irgi viskas žengia į priekį ir pakankamai greitai, ar ne? Iš esmės lygiai taip pat kaip visose sritise, jeigu kurį laiką didžiausias apribojimas buvo įkraunamų akumuliatorių talpa, tai dabar jo nebeliko, akumuliatorių talpa padidėjo per pastarosius kokius 50 metų, kaip minimum keletą kartų, žaisliukus galima daryti kur kas kompaktiškesnius, galingesnius, ilgiau veikiančius, faktiškai nebeliko poreikio turėti kažkokių tai žaisliukų, kurie yra maitinami iš elektros tinklo. Bet tai irgi nėra blogai, aš pasakyčiau, nes jeigu jis yra įjungtas į tinklą, jį bet kada gali paimti ir naudoti, jis niekada nenusėda. Gerai, keliaukim toliau, ką mes dar turim čia ant to staliuko. Čia apie dėžutę šitą tokį noris pakalbėti, ne kas joje. Tai čia turbūt šitas daiktas, čia toks pati kita spalva? Čia yra kito gamintojo klitorinis stimuliatorius, taip. Bet irgi veikia tuo pačiu panašiu principu, taip? Tuo pačiu principu, tik šis taip pat oro pulsų matau, bet kai kurie dar jų turi ir vibracijos funkciją. Okay, Gerai. Tada prie kito, čia yra Rose, kaip čia Rose, vynas gal turbūt. Kas čia yra sudėta šioje dėžutėje, pasakykit? Tai lygiai taip pat yra vibruojantis masažuoklis, tiesiog jisai turi dar ir 3 papildomus antgalius. Sakykime, tas su 2 ausytėm galima stimuliuoti spenelius, klitorį, kitas labiau tokiam taškiniam skirtas, o 3 apvalus, tai elementariai pasidaro masažuoklis. Faina, toks didesnį plotą tiesiog apimantis. Miegamojo kombainas, kur pasikeičia tiesiog antgaliai ir patogu vartoti. Gerai, faina. Ir kompaktiškas dydis. Matau, Laurinos akis kaip blizga. Gerai. Aš tiesiog nustebus, tiek naujovių. Čia mes kol kas, kaip suprantu, labiau buvom moterų lovos pusėje, ar ne? Ir aš žiūriu į vyrų lovos pusę, nes sakėm, kad šitą intarpę aptarėm vyrų ir moterų, tai vyrams liko gertuvė, atsigert vandens ar ne? Ir fotografo objektyvas. Ką mes čia turim? Rimtas klausimas. Čia yra butelis. Yra visiškai rimtas atsakymas. Pavyzdžiui, labai tinka suspilt kokį nors gėrimą, galbūt stipresnį negu vandenį, kad jisai netviestų ir apie tai sakyti viešai. Bet kas tai yra iš tiesų? Tai yra daiktas vadinamas masturbatoriu. Atsidarius, čia šiek tiek lubrikanto ir tada ką nors į vidų. Geriausia ne pirštus. Bet tai čia diskretiškumas yra aukščiausio lygio. Neįtikėtina tai, kad čia yra kaip šampūno, ne kažkoks deep cream, tiesiog šampūno buteliukas, taip jisai gali. Bet aš iš tikrųjų pagalvojau, kad čia kažkoks kremas ir ta prasme galvojau, kad susitept kažką, bet matas. Čia... Ir moteris galima apgaut pasirodo. Geras. Įsidėti, kam tu sako, šitas šampūnas aš paimu? Ne, viskas gerai, man prireiks. Mano čia mėgstamiausias šampūnas. Aš be jo niekur. Šitas mėgstamiausias, labai gerai. Nu, toliau čia, kur pavadinau objektyvų, tai... Jeigu kartais esate fotografas ir turite objektyvų, kuriuos vežatės kažkur, tai galite į krepšiuką... Turit ar neturit, nesvarbu. Galite į krepšiuką įsidėti štai tokį daiktą, kuris atrodo kaip objektyvas, o viduje vėlgi tai yra plastikinis masturbatorius, kompaktiškas. Aha. O kodėl iš 2 galų iš atsidaro? Iš vieno galo vienaip jaučiasi matyti, iš kito galo kitaip jaučiasi. Aš dabar po šito epizodo šiek tiek kitaip žiūrėsiu į savo pažįstamų fotografų tas didžiulės tašes ir pažiūrėsiu, ar ten tikrai yra objektyvas įdėtas, žinai. Bet šiaip mintis labai gera, nes turbūt tas diskretiškumas žmonėms dar ir šiandien, nepaisant to, kiek mes laisvėjom, yra žmonių, kuriems turbūt jis yra svarbus ir, ta prasme, tokį šampūno buteliuką tu gali laikyti belę, kur ir niekam nekyla klausimų. Diskretiškumas yra svarbus, sakykime, taip, gal labai sunku įvertinti tiksliai, bet taip plius minus turbūt visiems žmonėms.
Nepažįstu nei vieno žmogaus, kuris visiškai atvirai šnekėtų apie tai, ką jisai veikia miegamajame, neskaitant tam tikrų išimčių, pačių kaip mes. Ok. Gerai, tai čia mes aptarėm vyrams ir moterims konkrečiai skirtus žaislus, kuriuos turėjom šitam epizode. Mes padarom nedidelę pauzelę ir grįšim su tikrai įdomiais dalykais, kur bus pristatyti žaisliukai poroms ir netgi tokie, kaip čia palikim intrigą, tokie įdomus žaisliukai tiesiog neto žodžio prasme, ne? Gerai, čia apibūdinai tęsiam podcastą ir tuoj dar pakalbėsim apie tai, ką galima rasti romantika.lt. Nežinau, kaip jums, man tai tas šampūnas ir tas fotoobjektyvas paliko didžiausią įspūdį. Aš nebuvau matęs, kad taip mėgtit pėdas reikia su šampūno buteliuku. Tave sudomino kuris nors iš moterims skirtų įrenginių? Ne, tai... Buitinis prietaisas. Tai mūsų jau sudomino. Kažką į savo. Įsidėt norėtum. Buiti kažką prie virtuvės kombaino, kažką tikrai dadėčiau. Ok, viskas aišku. Kažką. Gerai, geltonoji galvelė. Lorina, trauktų jo, žiūrim, kokia dar tema ir kur pasisuks mūsų. Aš primenu, kad mes šitam podcast'e pirmam epizode kalbam apie seksą vasarą, kur tai vyksta, kaip tai vyksta, ar iš vis tai vyksta ir taip toliau. Taip, sumodeliavom įvairias situacijas, mėtėm į galvą ir dabar tiesiog random traukiam lapelius. Ką pirmiausiai padarot po sekso vasarą arba bet kada? Jo, pirmiausia gal yra, pavyzdžiui, kažkoks veiksmas, ką pirmiausia po sekso vasarą, bet šiaip jeigu ne vasarą, bet šiaip pirmas dalykas po sekso, pavyzdžiui, gal vasarą visada turit stiklinę vandens ir būtinai atsigeriat, žinai. Bet čia automatiškai, žinok, šito gal reikia neskaityti, nes tikrai atsigeri, ta prasme. Ar tai alus, ar tu damuši vyno, tą taurę, žinai. Kas? O tai tu nori pasakyti, kad tu prieš seksą prie lovos pasidedi alaus? Ne, tai būna to prasideda. Ko negaliu alaus išgerti prieš seksą? Aš pradėkim nuo to, kad... Būna, kad aš ateinu alaus gertų, viskas seksu baigėsi. Ne, žiūrėk, pradėkim nuo to, kad pavyzdžiui, aš seksas ir alus viename, man tai yra kažkoks labai šiltas ir jaukus jaunystės prisiminimas, nes kai tu jau esi ilgalaikiuose santykiuose ir kai paprastai išgeri alaus žiūrėdamas kažkokio futboliuko ar kažką ir toks, žinai, tavo komanda laimėjo, čia jau aliukas veikia, galvoju, dabar dar, žinai, vieną įvartį dar irgi papildomą. Įvarčiuką dar vieną, žinai, ir 11 metrų. pareini ir tau, žinai, ką žmona sako, No, pripliumpęs alaus, varyk. Bet gali suprasti, žinai, kam patiktų. Tai aš jau nekalbu apie tai, kad aš, pavyzdžiui, nesuprantu, kaip anksčiau vykdavo seksas tarp žmonių, kur vienas žmogus rūko paprastas cigaretės, o kitas nerūko. Nes tas žmogus dvogdavo kaip peleninė, ta prasme. Literaliai, kaip peleninė, ne? Bet vykdavo tas seksas. Yra buvę, tu rūkėjai ar jis rūkė? Jo, aš rūkiau, o draugas nerūkė. Ir kentėjęs truputėlį. Išgyveno kažkaip. Išgyveno, ne? Jo. Bet žiūriu. Bet šlykštų, jo, nes man, pavyzdžiui, irgi, kaip tu sakei, jeigu jis išgeria, aš ne ir toks grįžti, o dieve, įgyvuli, žinai, gulk į lovą, viskas, nebešnekėk su manimi, žinai. Bet kai pati išgeri, tai va tada, opa. Atsidaro čakros, ar ne? Pagrįžti. Atei čia mažiukai. Bet jis mane tokia priemama, tai aš jeigu jisai išgeria, viskas, gyvulį. O klausyk, ar tau veikia kaip rylse, mačiau ne per seniausiai, kur ten tipo sėdi mergina bare, prieina bičas ir sako, atsiprašau, gal jums galėčiau nupirkti gėrimą ir ta pana sako, ne, žinok, tai labai kenkia mano kojoms, žinai, ir jisai sako, ką pradeda skauti, ne, jos tiesiog skečis. Čia toks medinis. Intarpėlis medinis. Tai va, gerai, tai žiūrėkit, grįžkim prie esmės. Sauliukas patraukė alaus. Taip? Aš tiesiog, jeigu kažkoks yra gėrimas, tai aš jo gurkšteliu. Aš nerūkau, rūkyti anksčiau gal eidavau, bet kadangi metęs, tai atsakymas būtų gurkšteliu alaus arba tą Netflix'e filmą ar serialą atsukam nuo pradžių. Okay. Ar yra bandoma jūsų lovose po sekso kažkaip pabūt dar kurį laiką neva apsikabinus, kaip rodo romantiškose filmuose, ar toks high five, važiuojam toliau. Jokių apsikabinimų, ne? Ne, čia gal priklauso, žinai. Būna turbūt gal, jeigu jis yra, kaip pasakyti, prieš einant miegoti, tai jo, bet jeigu yra vidury dienos, tai vis tiek kažkas čia žiūrėkiau, jau messengeris rašo, jau mailas įkrito, jau gintukas kamina dėl... Gerai, tai ką tu pirmiausia darai po podcastą? Dažniausiai nusimaudyti einu. Tiesių taikymų į vonę, ne?
Nu, žiūrint, kokia situacija, bet šiaip jo. Blem, Nu, šitą šiaip praleidau. higieniška visai, žinai. Taip. Tiksliai. Mes gerai. tik sekmanį, žinok, maudome, šum neaktualus šitas. Kai bendra vonė, nepila vandenį. Tik tada maudote. Aš kadangi, kai dabar vėl nebesu metęs rūkyti, tai aš Daugiabutį, jo, patrauksiu bendrą dalį, vieną. Jeigu galiu po pirmą patraukt? Truktelė? Malonu, jo, dumuką užtem. Nu, čia irgi va toks, va, žinai, romantika visiškai. Arba aš, jeigu esu priimtas po gurkšnio alaus, aš dar būna vieną atsidarau dar. Nugalėta taurė. O gal antras šansas bus, palauk, Ne, čia antro pas jis jau jau ne, nebėra nebe antrų tai. O šansų. kur jau. hebras skrolinimas? Neskrolina? Ne, nu, tai sekso biški iš karto? romantikos. Nu taip, kažkaip ten. Ne? Ne, nu būna iš karto už telefoną kiekvienas. Nugi būna už telefoną, kiekvienas, jo, ne? Man draugas mėgsta paklausyti podcastų, žinai, tai va. Na, radio rančą įsijungia, vyrai. žinai. O tai prieš ar po ar per? Per jau neleidžiu, jau sakau, yra Toks jau. sausinėm, žinai. Bet, o šiaip, pavyzdžiui, kodėlgi ne? Ir toks, žinai, jeigu kažką Taip. norėsi sakyti, mirktelk, įsikiši ir važiuoju. Nu, jis mėgėjas. Bet šiaip klausyk, vliava, būtų įdomu išbandyti Sausinėm? sekso metu klausyti podcast'o kokio nors. Mane tai šiaip visi garsai, pavyzdžiui, aš nemėgstu ten filmą žiūrėti, tipo, kažką daryti kito. O muzikos, pavyzdžiui, Tyla turi pasileidžia? būti. Muzika, ne, muzika jo, Muzika, nu, tipo, jo. jo, labai jausmai kažkokie dar kas, bet jeigu filmas eina, nu, tipo, aš negaliu, o ten, va, pavyzdžiui, būna antra pusė žiūri dar, tai čia nėra nieko Miliutės blogiau. ten, žinai, Ta prasme, žiūri sekso metu? Nu, būna tokių, aš manau, variantų. Aš čia nesakiau, kad pas mane, palaukit. Neseniai va baigėsi pasaulio futbolo čempionatas, tai hebra, žinai, vieną akelę tikrai užmesdavo. Nu, tai. Gerai, ten? traukiam kitą, nes Gerai, važiuojam. Kas dabar? nebaigsim čia Ar per aš? 3 valandas. Daug dėdė Ką dar, galva. ką dar geltonoji galva? Gerai, pasakys? važiuojam, čia žinok, temų milijonas. Ok, opa. Seksas atvirame vandens telkinyje. Už ar prieš? Nu, čia paimkim, čia yra klausimas apie tai, kad tikrai dažnai yra rodoma filmuose, tai atrodo labai romantiška ir žmonės tikrai Vandeny. turi viš listuose, tipo nuvaryti, pavyzdžiui, vakare arba dienos metu, tipo ežere, žinai, romantika, čia dviese plaukė, maudomės, nu arba jūrai. Arba, pavyzdžiui, nu aš dar pridėčiau, čia aš rašiau tą klausimą, bet aš galėčiau pridėti, nu, tipo baseinas koks nors. Dar tebūnie, jeigu didelis, nors čia jau nebus atviras, žinai. Baskas gal nesaugu, ten chloro to Nu, ką aš žinau, bet, nu, pavyzdžiui, ar jūs, aš prisipažinsiu, aš nesu turėjęs vandenyje nieko ir norėčiau pasakyti, kad net ir nenorėčiau. Nu va, čia nors vienoje vietoje gintą lenkiu. Tai ežeras ir jūra čia yra. Oho. Pačiam vandenį? Pačiam vandenį, taip. Kaip? Atsistojus? Nu, va taip galiu parodyti. Parodė. Taip, stovi, pasiimi. Oho. A. Oho. Ir vanduo. Nesigirdi, vanduo kelia. Taip, kelia nu, kūną, lengviau ypač išlaikyt, Surūsta jo. iš vis easy, iš vis žiauriai lengva. Ežere truputėlį ten tą, bet jūroje fainiau negu ežere. Nu, aišku, ne Baltijoje, ta prasme, tai buvo. Bet tai Va vėl, klausyk. matai. Bet Tikrai, gerai, tikrai. man du Nesinori. klausimai. Ne, nesinori kažkaip Man ten. du klausimai iš karto yra. Man, pažiūrėjau, čia atrodo baisiau nei paplūdimi, nes, nu, ten jau tikrai gali prilysti, jau kas yra Okay. vandenį, tas ir įlys. Ne, nu, čia iš moters pozicijos žiūriu. Ir kitas dalykas, nu, tu rupūžė, tai kurioje šalyje ir kaip atrast paplūdimį, kuriame nieks nemato. Vakaras gal. Tai ne? kad, žinok, realiai bet kurį paplūdimį, nes tu kaip pakankamai toli nueini iki krūtinės, tai jokių problemų. Jeigu yra mažiau žmonių, nėra populiarus paplūdimis, tai niekam tai neįdomu. Nu kažkągi būna žmonės. Nu, aš dabar visai kitaip pradėsiu žiūrėti besimaudančius vandenį, žinai. Ne, kur Iš būna karto daug taip. susėdė, jo, gal biškinė aukų, bet tu gali drąsiai, būna kur tikrai, va, sakau, viduržėmė jūroje daug yra pliažų, kur labai giliai, iš lėto giliai. Eit, gali, žinai, toliausiai tikrai gali nueiti. Tai jokių Tai čia problemų. vadinasi ne paplūdimiai, o pisyklos. Nu, Kur toks, visi su maudyklos, tik kitokia pradžia. Žinai. kaip kas, bet jo, žiauri, šitas tai tikrai ypač kai vanduo kelia, tai fantastika, nuostabu gintai. Tikrai, man keista, kad nebandęs. Nežinau, neįkalbėjo dar Saulius tavo patirti šitoje vietoje? Neatsimenu, tikriausiai. To kad prasme. Ne. Tiek bet visur kiek- buvo, kad aš jau nebeprisimenu. Nebepamenu jau. Ne, nepamenu, va to, gal džekūzi kažkas buvo, bet atviram. Neatsimenu. Atviram. Na gerai, žiūrėkit, dabar tada, čia patirties nėra, čia yra už, aš dar nesusigundžiau. Labai greit pridėkim, nes man tai atrodo siaubinga Taip, ir kas- baisu. kodėl? Seksas džekuzija arba baseinė, nes, nu, jeigu jūs turit privatų, viskas yra ok. Aha. Bet aš, pavyzdžiui, kiekvieną kartą Impulsą, nuvaręs į kokį nors spa, ypatingai, kuriame yra mažiau žmonių, arba kur ten gali, pavyzdžiui, pasimti kažkokį džekuzį, valandai, dviem, visiškai privačiai, aš po to įlipdamas galvoju, nu,
Nežinau, ta prasme, ar man čia labai tokiuose faina. nežinok. Nebent, vat, kur būnate glamping, kur namelis, kur dviese, nuėjai pripiltas vanduo tokiam jo, bet viešuose, žinok, aš jau šiaip net dabar su liksenatvė šlikščiuosi apskritai, tai bendrą tą džekuzę aš nebeinu, žinok, man baisu ten, ta prasme. Pilk to chloro, kiek nori. Labai daug tų istorijų visokių yra tekę man girdėti apie Ne, džekuzį aš ir esu irgi panašiai, girdėjęs, tai- kur žmonės randa ir prezervatyvų, ta prasme, Jo, šalia. arba viešai tiesiog matai, tai jo, nemanau. Eik tu. Viešai. Nu, aš girdėjus, kad ten vos ne impulse, kokiam ten vos nežinai, jaunos porelės kažką ten matys, ką darė. Vasarą poros nori išbandyti naujų dalykų ir čia šitoj vietoj mes turim padaryti interpą, nes mūsų draugai iš romantika.lt atsivežė kokių žaisliukų poroms. Porelėms. Nenorit lipti į bendrą chloruotą džekuzį? Nereikia, nes yra gerų žaislų poroms. Pažiūrim. Toliau podcast'e kaip seksas arba kaip sekas, vadinkit kaip norit, kalbame su mūsų draugais romantika.lt, Domas ir Gintarė. Ir čia ant stalo dabar sekso žaislai skirti poroms. Abiems. Jam ir jai. Noris išlaikyti galbūt intrigą, nes aš žinau, kad šitame momente mes tikrai turėsim įdomių dalykų. Tai galbūt tuos įdomiausius paliekam pačiai, kaip sakant, višnaitai ant torto. Pabaigai. Ne, jo, pabaigai. Tuos žaisliukus, su kuriais galima tikrai įdomių dalykų pridaryti. Čia mes turim turbūt, aš biškai domėjaus, skaičiau. Čia iš to, ką aš matau, aš nesu bandęs, bet čia yra vibratoriai skirti poroms, ar ne? Kur vienu metu malonumą jaučia ir moteris, ir vyras. Teisingai suprantu? Taip, jūs esate visiškai teisus. Iš esmės, trumpesnioji dalis įeina į moters makštį, tada ir vyras dar kartu gali įsiskverbti, o būtent ta šakėlė, kur yra valdymo mygtukai, stimuliuoja klitorį. Okay. Tai moteris gauna dvigubą stimulaciją vienu metu. Geras, puikiai. Dar prisideda vyro komplimentai, tai iš jūs. Ar šitie, man tiesiog įdomu, populiarūs yra pardavimo prasme? Perka poros, Tikrai, bando, nesigėdija ir viskas ok, ne? Tikrai taip, tai yra labai populiari prekė ir tikrai ir vyrai, ir moteris nusiperka juos poroj naudoti, perka artimiem draugam, dovanų. Įprastai tai perka draugam, pažįstamų, savo neperka beveik niekas. Tai čia yra sena taisyklė. Aš sakyčiau, kad tai yra ypatingai populiari prekė, tokia entry level. Jeigu norit kažką tai pabandyti, nenorite kažko didesnio, tai yra tokia nekalta, čiaukštis įdėjot, užsiminėjot seksu kaip įprasta ir turit papildomą stimulaciją ir nebejotinai keletą orgasmų. Šitą reiks atkreipti ir žmonai, duot paklausyti. Čiaukštis užsidėjai, viskas paprasta, žinai, imti ir naudok. Čia dar galima pataisyti, kad su šituo turbūt ir kiekvienas vyras gali pasirodyti visai neblogai. Jo pagalba. Dažniausiai. Okay. Dažniausiai. Nu, gerai. Ties yra dar. Yra dar ne viskas prarasta, gintai mums. Gerai, o šitas yra labai panašus. Ką apie šitą gali pasakyti? Jis neturi tos skylutės, kaip prieš tai rodytas. Tai yra to pačio tipo skirtingos versijos, kam koks labiau patinka, toks tokį ir naudoja. Gerai, žiūrėkit, klausimas aktualus vasarą. Apie vasariškus malonumus kalbam, malonumus vasarą, apie sekso žaislus naudojamus vasarą ir visus metus. Kaip yra, kai tokį daiktą tu bandai prasivežti oro uoste, laikydamas į rankiniam bagaže? Yra šansų, kad tave gali sustabdyti pasieniečiai ir sakyti, palaukit, čia yra elektronika, reikia išimti. Pasieniečiai greičiausiai nesustabdys, jeigu keliaujate iš Lietuvos, turite registruotą bagažą, drąsiai dėkite tokį lagaminą, pasiskaitykite instrukciją, kaip yra travel lock funkcija, nes tikrai dažnai jie įsijungia lagaminuose, nieko baisaus, tiesiog nusėda ir garsas būna įdomus, kai atsimate, jeigu nespėjo nusėsti. Jeigu keliaujate tik su rankiniu bagažu ir darote tai iš Vilniaus, turėkite omeny, kad visą elektroniką jums teks pateikti apžiūrai ties saugumo patikrą. Kaip galima tą šiek tiek palengvinti? Tiesiog reikia sudėti į permatomą maišelį kartu su kitomis kosmetikos priemonėmis ar skysčiais ir įprastai niekas per daug nesiknaisuoja.
Jeigu papuolėte kokiai nors keistoj šaly, kaip tarkime Indija, nusprendėt pakeliauti, turėkite omeny, kad tenais elektronika yra draudžiama ir registruotame bagaže. Todėl bet kokiu atveju turėsite visus prietaisus persidėti į rankinį bagažą, o vietiniai saugumo pareigūnai su malonumu viską apžiūrės, pasikvies kolegas, parodys visiems aplinkiniam. Šito dar nemačiau, sakysiu, blemba, kas čia? Ką čia atvežė? Nepamirškai, žmonės dirba atsakingą darbą ir Taip, rūpinasi aišku. aviacijos sauga. Tai jo, mes tikrai Jeigu jis neprieš jūs. nežino, kas čia per daiktas, reikia rodyti kolegom. Arba gali papasakoti, sakyti, aš žinau. Geras. Ok, kas toliau, ką mes čia dar turime? Čia tokios ausytės labai įdomios. Kas čia per daiktas? Čia turbūt ta įdomioji dalis, apie kurią šnekėjo Gintas, bet tai yra vibruojantis kiaušinėlis. Tai žinoma, jis pirmiausia tinka moterims, dažniausiai juos perka poros. Ir gal daugiau Domas netgi papasakos, ką poros Su jais daro. veikia. Su jais, taip. Įdomu, ką su jais galima daryti. Iš tiesų, tai yra ypatingai populiari prekė, kurios parduodame, galima sakyti, tikrai ypatingai nemažai. Ir yra pats populiariausias jos panaudojimas, neskaitant kitų, kurios galima naudoti tiesiog kaip įprastą vibratorių, bet žmonės jos naudoja žaisdami tokį žaidimą išvaikyk veidą tiesų viešumoje. Akmenveidis tas vadinamas. Akmenveidis, įvairiai gali vadintis, tai toks kiaušinėlis ar kitoks, jis įskverbia į makštį, partneris turi valdymą ir išeinama kažkur tai į viešumą. Ar tai būtų, sakykime, Vilniaus Akropolis, ar tai būtų Akropolis Atėnuose ir partneris valdo vibracijos stiprumą, o partneriai reikia išvaikyti veidą tiesų. Domina? Domina, tikrai domina ir aš prisipažinsiu, aš esu matęs, kaip tai yra naudojama suaugusiems skirtuose filmuose, ne iš Lietuvos, bet užsienyje. Atsiprašau, bet mačiau. Per filmai. Tai, gerai, draugas matė, bet intriguoja tai tikrai, nes tai yra, pavyzdžiui, naudojama vakarienės metu restorane, ar ne? Ir, arba, pavyzdžiui, ten neva kažkur būnant svečiuose, arba, pavyzdžiui, turint, kiek aš mačiau, aš neatskleisiu visko, bet, vakarienė. Ir aš dar mačiau, kas man įdomiausia buvo, ten gal suvaidinta, gal ne, bet, dabar yra populiaru kartais dirbti nuotoliu, ar ne? Ir kai tu sėdi Zoomo susirinkime, o už kadro yra tavo antra pusė ir su ta programėlė valdo šitą daiktą, tai aš manau, kad tai yra labai geras žaidimas ir aš sakyčiau, kad tai yra turbūt labai gera preliudija į tikrai karštą naktį, kai tu grįžti iš restorano, kai tu esi restorane tai pažaidęs. Aš taip sakyčiau, kad čia yra tokia fun labai. Arba tiesiog kvietimas namo, klausyk, jau baigęs darbas, jau po 5:05. O klausimas, kam šitas daiktas tada skirtas? Įprastai tai yra antena. Jis lieka išorėje, kad būtų galima ją valdyti. O tai tada kaip kurioje vietoje maždaug paliekė? Kabėti po ar... Kažkur tai kabėti, gal kažkur pasitaisai, kad... Pašilaičiuose maždaug palieki ties Taikos gatvėje. Ne, aš įsiaiškinu, kad žmonėms būtų aišku. Tai gerai, Nes gerai. aš galvojau, čia iš vis iš pradžių, kad čia, kaip žinot, prancūziški kvepaliukai tokie. Bet ne, dabar... Jeigu nepatinka kabantio degėlė, mes turime kitą daiktą, kuris atrodo maždaug taip. Jisai turi magnetuką, kuris tvirtinasi prie kelnaičio, prisispaudžia ir stovi vietą. Okay. Šitą, prašau, pažiūrėkite. Kolegė. Kolegė. Žiūrėkime, tašinai, man atrodo, turi už sofos viską susikrovė. Bet šitas irgi yra valdomas nuotoliniu būdu. Tikrai taip. Oho, šitas kaip vibruoja, aš nežinau. Atsiliepk. Alio, oi. Geras, fainai. Valdymas liko mano rankose, aš tiesiog pulteliu galiu įjungti. Gerai, įsivaizduokime. Išjungti. Palangos paplūdimys vasarą. Žmonai padovanota tokia dovana, nuėjo į pležą, turbūt atsilieki, nubėgioju, alaus paimsiu porą. Ir turi tą pultelį tada. Bet žinokit, čia rimta vibracija, ne šiaip kaip telefonas vibruoja, čia jau jaučiasi. Geras. Šiaip įdomu, šitas, pavyzdžiui, juodas ar ne, jį galima valdyti tik distanciniu, bet yra ir tokių, kurie turi programėlę, apps ar ne, kad nereikia turėti distanciniu. Reikėtų pasižiūrėti, priklauso nuo kiekvieno, sakykime, gaminio, bet dauguma turi valdymo programėlę, kai kurie turi valdymą ir pulteliu. Okay. Gerai, kas dar liko ant stalo, ko mes neaptarėm šitame mūsų pasikalbėjime, jeigu kalbam apie poras? Nesėdink, Lorina, aš padėsiu. Jo, jūs papasakokit. Taip,
turbūt. Ok, šitą man atrodo neaptarėme, ne? Kas tai? Tai yra penio žiedas. Skirtas dėvėti vyrui ir kartu pagalba dar ir papildoma stimulacija moters klitoriui. Na, toks labiau orientuotas į vyrą, bet moterį irgi visai tinka. Tai kaip ir naudoja vyras, bet malonumas tenka moteriai, kaip visada. Taip. Kaip visada. Kaip ir gyvenime. Yra čia gerai. Labai gerai liks. Ir liko, man atrodo, štai tai. Tai yra lygiai tas pats daiktas, kaip prieš tai aptarinėjome, tik truputėlį kitos formos, uodegėlės skiriasi. Jis irgi yra tas, kur nuotoliniu būdu galima valdyti. Tikrai taip. Ok, viskas aišku. Tai vat tokie nuotoliniu būdu valdomi žaislai gali valdyti jūsų romantiką šią vasarą, aš taip sakyčiau. Tikrai taip. Tai gerai, ačiū Jums labai, kad papasakojot. Reikia ką pasakyti, pasinaudosim bent vienu iš jų. Aš jau nužiūrėjau, porą nužiūrėjau. Tai jo, tai dėkojam už tai, kad atvykote į mūsų šitą pirmą epizodą ir apšvietėt, nes aš tikrai pamačiau ir prieš tai, ir dabar, ko nematęs, aš tikiu, kad ir žiūrovai jaučiasi lygiai taip pat ir visus podcastų žiūrovus kviečiam, jeigu tik kažkuo susidomėjot, į romantika.lt užsukti ir turbūt ten netgi prieš perkant galima su jumis ir susirašyti, ar ne, jūs pakonsultuojat, nebūtina skambinti, ar ne? Jeigu kilo klausimų, galite drąsiai rašyti, skambinti, padėsime visais atvejais. Jėga. Ačiū Jums, iki kito epizodo. Iki. Ačiū Jums. Dėkui Jums. Tai žiūrėkit, tie valdomi nuotoliu kaip mašinėlės tokias, žinai, kur būdavo Šiaip vaikystėje. aš galiu pasakyti, kad jeigu džiaugsmo mano suteikia. žmona sutiktų, man būtų įdomu. Aš išbandyčiau. Aš Bet kiekvieną nežinau, realiai reikės išbandyčiau. paklausti. Tas nuotoliu, man atrodo, labai, aš kaip ir sakiau, kai mes kalbėjom su romantika.lt, man atrodo labai gera preliudija, tokiam apšilimui, žinai. Įsivaizduok, tu išeini vakarienės, o vasarą, žinai, visi mažai rūbų turi, moteriai irgi ten įsidėti turbūt yra nesudėtinga ir paprasta. Ir tu toks žik. Bet žiūrėk, aš tau turiu patarimą, tu tiesiog neklausk, o tiesiog parnešk ir tada jau žiesit, kaip ką, žinai, bet klaus, tada pradėsi. Gerai, tu kaip moteris, pavyzdžiui, jeigu tavo sužadėtinis pasiūlytų einant į kavinę ir sakytų, pabandom? Ne, tai jeigu jis pasiūlytų ir būtų noro, tada jo, bet jeigu ar norėtume, ar einam pasižiūrėti, ar nusipirksim. Ne, jis O jau... kaip tu nori sėdės šitą? Ant griežto, girdi, va. Vyra. Ne, jis jau tau ištraukė namie ir sako, prieš einant į kavinę, va, įsidėk. Reik klausyti vyro. Klausyk, Boom, drop the mic. Neturim viso pasaulio laiko, tai gal dar į geltoną galvą kažką. Į romantika.lt užeikit, pamatysit, ten viskas aprašyta. Ko nematė, žinokit. Jo, ten tikrai išsirinks. Kas dar netraukia? Gintai, tu man atrodo dabar duok. Galiu pažiūrėti, kas pakutent galvą galiu. Laurinas susuko galvą, šitai galvą jau visiškai. Oi, tikrai. Žiūrim, ką dar viena temikė. Va. Bet fainas žaidimas, nereikia sėdėti ir galvoti, ką čia Dar viena pašnekėsime. tema yra seksas kemperyje. Opa, seksas kemperyje. Taip, mano patirtis, prieš kelis metus važiavam keturiese, 2 poros, bandėm, bet tai buvo Ar nutraukta. čia buvo fosam? Po 2. Keturiese tipo bandėt? Keturiese, 2 poros. Bet bandėt keturiese? Nebandėm. Ne, kažkaip ne. Jie prieki mėgo mes gale. Bet tuo pačiu metu, ar kaip, ar tipo jie girdėjo kaip jūs, ar jūs kartu? Ne, žiūrėkit. Mums reikia detalių. Atėjo vakaras, jie nuėjo mėgoti, mes irgi nuėjome mėgoti. Taip. Ką dažniausiai poros galvoja, kad kita pora miega. Tai jau tikrai užmygo. Klasika. Ir mes ten pradėjom kažkaip jau šitą bandyt kažką daryti ir tada supratau, kad tai neįmanoma. Kemperį neįmanoma. Jisai visas traška, juda ir girgžda. Tiesiog, tai yra mašina, ta prasme, žinai. Tai tu eidamas kiekvieną žingsnį. Tai nepavyko. Ne, tai buvo tiesiog. O jūs pajutėt, o kiti draugai bandė, ar jie net nebandė? Nebent aš buvau įmygę žiauriai tada, bet ne. Kėlėsi 3 naktį, žinai, kai jau visi mygė, tipo. Manau, kad nebandęs tikrai būtum arba išgirdę, arba pabudę. Aš kemperėje nesu bandęs, nieko negaliu pasakyti, bet aš pritariu nuo to, kad aš kadangi esu keliavęs kemperiu, tai aš žinau, kad ten tiesiog menkiausias judesys, jis yra iš karto jaučiamas ir aš manau, kad nebent poros susitarė labai atvirai, kad, tipo, nekreipiam dėmesio, bet taip turbūt būna tik porno filmuose, tai šiaip normaliai tai yra neįmanoma. Neįmanoma. Šiaip dar turėjom palapinių, tai buvo situacija, kad vieni palapinį mėgojo, kiti kemperį. Tai vat tada gal ir įvyko, kai mes mėgojom palapinį.
O man žiūrėkit, kyla toks klausimas iš visos šitos diskusijos. Vat, pavyzdžiui, Ai, atsiprašau, jo mes nieko neklausėm. Aš neturėjau patirties, aš dar su kemperiu iš vis net nevažiavus niekur. Tai man dar viskas prieš akį žinot, aš jauna. Taip. Ne kaip jūs. Taip. Jokauju. Ne, super. Mes tikrai nesižydėm, tuoj tu uždirbsi daug pinigų iš to podcast'o, nusipirksi kemperį ir išvažiuosi. Pirmas planas. Išvažiuosi Maldyvus su kemperiu. Taip ir matau Laurinos tipo svajonę tokia. Kemperis Maldyvuose. Pinigų nusipirkčiau kemperį. Ir važiuočiau į Maldyvus tiesiai. Gerai, kažką norėjau sakyti. Jo, nu, va, tu pasakoji situaciją apie tai, kad 2 poros buvo kemperį. Ar yra jums, pavyzdžiui, va tas, va, kad kai kažkas kitas šalia yra, ne, arba kažkur esat prie kitų žmonių, ar tai tipo labiau įaudrina ir labiau norit sekso, tipo, arba bent jau pabandyti, ar ne? Nu, va, pavyzdžiui, kažkur miegat, ne, ir žinot, kad miega dar kažkas šalia. Ir ar yra tas, kad, nu, davai, gal pabandom, nors žinai, kad, nu, negalima, tipo, ir kad kažkas išgirs, bet, nu, va, knieti jums, va, taip išbandyti labiau, ar ne? Nu, tai mano atsakymas toks, kad anksčiau būdavo dzin, bet tikrai man 3-8 aš dabar tikrai kompleksuočiau dėl to. Manau, kad visiškai no-go tai yra, kai uošviai už sienos ar tėvai, nu šitas tai tikrai yra neįmanomas, net minti ir geriausia kontracepcija, jeigu miega tėvai kažkieno netoli. Anksčiau taip, mano toks, sakyčiau, nu, pasiekimas tai yra va tokioj, va, kaip studija patalpoje, kur miegojo gal dar 8 žmonės, gal 9, nu, tiesiog kai buvo dzin, žinai. Ir ryte aš tik iš žvilgsniukų supratau, kad kažkas čia negerai, žinai, kad pasirodo nelabai kas ir miegojo, gal to metu, žinai. Nežinau, aš... Tai jo, tai mano atsakymas, kad aš nežinau, ar mane tai vežtų. Neužveda. O tau? Na, nežinau. Gerai. Tai sakyk. Oi, ne. Šiaip tik paklausiu. Draugė klausė. Draugė prašė paklausti. Tipo, draugė pasakojo, kad draugė veža, o tu jo, tik paklausai. Jo, man čia draugė parašė, sako, paklausk, ar vyram taip pat. O klausyk, nu gerai, o kame tas paisas, kad tipo išgirs, neišgirs, pamatys, nepamatys? Ne, kas nu, tai užveda tikriausiai konkrečiai? nenori, kad pamatytų, bet tipo kažkaip, atvirkštinė žiūrėkit, psichologija tokia, žinai, kad tipo, tipo, tu negali, bet tada gal... Bet tada noris, ar ne? Aš, pavyzdžiui, jau išaugau iš to amžiaus, kad va, tai vežtų, bet aš galiu pasakyti, kad mane galbūt sudomintų, jeigu visi atvirai susitartų, kad davai, darom ir žiūrim. Čia dabar prekybos centre žmonės visi esantis, kol tu esi persirengimo kabinoje. Jeigu ten 3 poros susirinka vakarot. Žiūrėkit, programa vakaro, pirmoji pora. Vakarot ir važiuojam. Ai, visi, žinai, ten. Nu, tipo, jo, ir toks partis, žinai. O kas, jeigu jau pasijungt norėsis tada? Ta prasme, pradėt mainytis? Jo. Ne, nu, neperžinkim Čia ribų. kito podcast'o tema. Čia kito podcast'o tema, jo. Ne, nu, kaip sakant, nepulkim iš karto į dilgelės, žinai. Iš pradžių galim gi apsižiūrėti. Žiūrėti. Gerai, grėbėm kitą temą, hebrytėm. O duokit man. Tai jūsų, kaip suprantu, nesužavėjo šitą mintis, ne? Ne? Mes senamadiški tokie, žinai. Šitas atmesta. Senamadiški tokie dusi. O geras, čia yra 3 žodžiai. Seksas ant stogo. Ta prasme. Koks čia Carlsonas rašė? Ant kokio stogo? Oi, nežinau, kas čia rašė vėlgi. Koks čia rašė seksas ant stogo? Ant kokio stogo? Ne, nu tai rooftopas, arba ten, žinai, kaip būna, tipo, pavyzdžiui, kažkas... Daugiabučio stogas, kur galiu užlipti. Nu jo, jo. Aš žinau žmogų, kuris yra tai daręs ant daugiabučio stogo ir sakė, kad visai patiko. Aš nesu ant stogo jokio. Nei ant automobilio, nei ant namo, nei ant jokio. Kaip Baumila dainavo, ant mašinos stogo. Aš norėčiau, galiu pasakyti, nu, tipo, vat, kaip Laurina norėtų į Maldyvus ant smėlio, tai aš norėčiau kur nors į šiltus kraštus, kur tu išnuomoji gerą kažkokią vilą ir jinai turi tą tokį aukštą balkoną deginimus ir dar vaizdą su jūra ir va tokiam, žinai, nu tai visai jo, bet šiaip lipt šeškinį ant daugiabučio smaluoto stogo gal nelabai. Kokios senos gamyklos? Nu jo, tas stogas stogui, aš dabar gal buvo užsienyje, nu, terasa ant stogo, nu toks kaip balkonas, tai skaitos tada, nu tai tada turbūt buvo, jo. Bet vat, kaip, čia turbūt yra, su šito klausimu noriu paklausti, ar ekstremas veža, nu, lipti, susirasti kažkur raktą, nueiti. Čia gal tame slypi, ar nebūtinai? Nebūtinai, ne? Nes terasa ant stogo, nu, tiesiog išeini, nu, tai kaip, tai tiesiog kaip balkonė, žinai, būtų. Nu, tai jau čia tipo balkonė, visi jau čia balkonė daro tai, ne? Atsidarai ryte langą, visi aš anksčiau nuomavau butą, kurio miegamasis buvo balkonė, literaliai, buvo padarytas miegamasis balkonė, praplėsta tiesiog erdvė yra, tai aš miegojau balkonė, nu taip, ten balkonas, bet jis atrodo kaip kambarys. Okay. Nu, gal dar vieną kokį, iš tos galvos.
dar vieną mes būtinai ištrauksim, bet dabar pažiūrėkime mūsų rubriką, kuri vadinasi 69, blogai ištariau, 69 sekundės informacijos. O dabar eteryje 69 sekundės informacijos. Mokslininkai atskleidė dar vieną vyrų paslaptį. Ja išduoda katės. Mokslininkai išsiaiškino, kaip neverbaliniu būdu stiprioji lytis išduoda labai trokštantis sekso ir švelnumo. Nyderlandų universiteto specialistai atliko eksperimentą, kuriame dalyvavo beveik 500 vyriškos lyties atstovų. Po eksperimento buvo padarytos įdomios išvados. Vyrai, kurie mėgsta kates, labai nori sekso. Eksperimento metu vyrams pasiūlė pasirinkti katę arba šunį. Priešingai paplitusiai nuomoniai, kad vyrai myli šunis, 80% jų pasirinko kates. Ir kai tik gyvūnas patekdavo jiems į rankas, jie imdavo jį glostyti. Visiems šiem vyrams buvo nustatytas padidėjęs hormono testosterono kiekis kraujyje, o tai liudija seksualinį susilaikymą. O štai šunelis pasirinko tie vyrai, kurie gyveno reguliarų seksualinį gyvenimą ir labai didelio sekso alkio neišgyveno. Tyrimas atskleidė netikėtą ryšį tarp moterų plaukų ilgio ir jų seksualinio gyvenimo. Pietų Korėjos universiteto mokslininkai teigia, kad ištekėjusios moteris su ilgais plaukais užsiema seksu dažniau. Ilgi plaukai sustiprina vyrų suvokimą apie žmonų patrauklumą ir jų seksualinį potraukį. Vyrų plaukų ilgis lytinių santykių dažnumui įtakos dėja neturi. Mokslininkai ragina moteris investuoti į plaukų priežiūrą, jei jos nori pagerinti seksualinį gyvenimą. Ir paskutinioji naujiena, ekspertai įspėja, lytinių santykių neturėjimas savaitėmis, mėnesiais ar metais gali turėti žalingą poveikį žmogaus organizmui. Z kartos atstovai turi mažiau lytinių santykių nei ankstesnės kartos, o tai gali lemti jų lytinių organų mažėjimą. Sekso ekspertė Tara teigia, kad ilgesnis laikotarpis be sekso gali sukelti didesnį streso lygį, nerimą, depresiją ir pyktį, taip pat polinkį į neištikimybę. 2021 metais tyrimas Kalifornijos universitete parodė, kad 38% 18-30 metų jaunuolių per metus neturėjo lytinių partnerių, o tai gali padidinti agresyvų elgesį. Ačiū Jums. Klausykit, aš norėčiau, kad šitas žinias pasiklausytų kiekvienas ir parodytų savo antrai pusiai apie ilgus plaukus žiūrėjimas ir apie plaukus. Tai geri labai. Kai jau to sekso nebebūna, atsiranda bėdos. Visokios. Ir galvoji, ir ne tik galvoji. Ir kur ten kelnėsi sumažėja. Ne? Ja, labai daug problemų. Ir manau, santykiuose truputį veikia tas. Dažniausiai, kai pasimyli, tada visas gyvenimas tiesiog drugeliais kitom spalvom tiesiog nusėda ir pagražėja. Nėra jums tai? Čia mes taip klausykite, jautriai, romantiškai baigsim šitą podcastą. Come on! Tokios ašaros, mylėkitės, būkite mylimi. Tai svarbiausia gyvenime. Svarbiausia yra meilė. Seksas yra tik prieskonis. Taip, bet kartais labai neblogai. O klausykit, kadangi čia yra sekso podcastas, ko mes linkim laukiant antro mūsų epizodo žiūrovams mylėtis ar dulginti. Oi, tu čia kaip negražiai, šitą iškirpsi mane, jeigu norėsi. Koks? Atleisk jam. Gerai, atleidžiu. Atsiprašau. Kaip ten sakė Lurina, kolegė, ačiū labai, kad buvai šiandien su mumis. Ačiū tau, Lurina, iš tikrųjų, fainai. Pirmas blynas tikrai neprisvilęs, bent jau mes taip galvom. Jeigu ir žiūrės maksimum 6 žmonės, tai mes būsim to patenkinti. O kad jūsų blynai neprisviltų miegamajam, romantika.lt, nusipirkit specialių aliejų ir viskas bus kaip aliejų patepta arba šampūno butelį. Fotoobjektyvą. Objektyvą, jeigu vienas gyvena. Viskas. Gerai, viskas. Ačiū labai. Ačiū. Susitinkam kitam epizode. Aš tikiuosi, kad gerai praleidot laiką. Subscribe, žinoma, klasiškai. Ai, tiksliai, like, Kaip jaunimas. share, subscribe ir... Pamėtikit linką, žinot. Visur linkus primėtikit linkų ir viso. Ačiū Jums labai, Laurina, tikimės, tu kitą kartą dar ateisi. Nu, tikiuosi pakviesit. Viskas. Iki. Iki. Yeah.